Sveiki Mac kompiuterių mylėtojai, turėtojai ar šiaip į šitą kanalą užklydę internautai. Šiandien papasakosiu apie tai, kaip Mac kompiuteryje paslėpti failus. Jei kompiuteryje saugote failus, kuriuos dėl vienų ar kitų priežasčių norėtumėte paslėpti arba apsaugoti nuo kartais prie kompiuterio prišokančių kitų vartotojų, vienas paprastesnių būdų yra tuos failus saugoti nematomame aplanke. Šiandien papasakosiu ir parodysiu du būdus tokiems nematomiems aplankams sukurti Mac kompiuteriuose. Sukurkite naują aplanką. Arba jei jau turite sukūrę tokią aplanką, galite naudoti jį. Tik nenaudokite esamų sisteminių aplankų, kurie yra sukurti diegiant OS 10 arba kuriant vartotojo paskyrą. Kad geriau matytųsi pakeitimai, kuriuos darau, aš sukursiu aplanką tiesiog darbalaukyje ir pavadinsiu jį slapta informacija. Jūs žinome, galite įvadinti kaip tik norite. Kad mano sukurtas aplankas nebūtų tuščias, sukursiu tekstinį failą ir patalpinsiu jį tame aplanke. Tarkim, tai bus failas, kurį aš bandau apsaugoti nuo svetimų akių. Dabar, norint padaryti aplanką nematomu, mums į pagalbą reikia pasitelkti terminalą. Pirmasis būdas padaryti aplanką nematomu yra prieš jo pavadinimą parašyti tašką, nes tokie failai OS 10 yra nematomi. Terminale rašome mv, tada nutempiame į terminalo langą aplanką, kad nereikėtų rankomis rašyti viso kelio iki jo. Tai nurodys, kokį aplanką norime pervadinti ir tempiame tą aplanką į terminalo langą dar kartą. Čia bus į ką norime jį pervadinti arba kokiu vardu pavadinti. Dabar antrojoje komandos dalyje prieš aplanko pavadinimą įrašykime tašką ir spauskime Enter. Kaip matote, aplankas tapo nematomas. Kad įsitikinti, ar jis iš tiesų egzistuoja, pažiūrėkime terminale. Pereikime ir darbalaukio aplanką ir matome, kad aplankas svarbi informacija iš ties yra, jis tiesiog tapo nematomas kitomis priemonėmis žiūrint. Norėdami prieiti prie ten saugomų failų, turėsite atsiminti, kaip aplankas vadinasi ir kur jį patalpinote. Tada iš Finderio meniu pasirinkate Go to Folder arba klaviatūroje surenkate klavišų kombinaciją Shift CMD G ir atsidariusiame lange įrašote kelią iki to aplanko. Nepamirškite, kad aplanko pavadinimas prasideda tašku. Jei nuspręsite aplanką vėl padaryti matomu, terminale pasinaudokite tą pačią mv komandą, tik nurodykite, kad keičiate aplanko pavadinimą, kuris prasideda tašku, į aplanko pavadinimą be taško. Štai ir vėl aplankas tapo matomas. Antrasis būdas. Dabar naudosiu kitą chflags komandą, kurią nurodysiu, kad tas aplankas yra nematomas arba hidden. Terminale rašau chflags tarpas hidden, pele nutempiu aplanką į terminalo langą ir spaudžiu Enter. Kaip matome, aplankas tapo nematomu. Pasitikrinu terminale, ar aplankas iš tiesų egzistuoja. Yra. Dabar norėdamas prieiti prie failų šiame aplanke, vėl iš Finderio meniu pasirenku Go to Folder, įrašau kelią iki aplanko ir spaudžiu Go arba Enter. Šiuo atveju aplanko pavadinimas nepasikeitė. Norėdami aplanką padaryti vėl matomu, naudojame tą pačią Change Flags komandą. Tiesiog vietoje Hidden rašome No Hidden. Štai ir vėl aplankas matomas. Tokiuose, nesvarbu kurios komandos pagalba nematomais padarytuose aplankuose, galite ne tik saugoti failus, bet ir juos keisti, trinti ir elgtis lygiai taip pat, kaip su failais nepaslėptame aplanke. Komandas bei kitą su failų slėpimu susijusią informaciją rasite mano bloge. Straipsnį apie aplankų slėpimą adresą įrašysiu po šiuo video. Dėkui, kad žiūrėjote, tikiuosi ši medžiaga buvo naudinga ir tai parodysite spausdami like mygtuką esantį žemiau. Gero naudojimosi pačia pažangiausia operacinė sistema pasaulyje, sveikatos jums ir jūsų Macui. Iki.